Uždavinių sprendimas sudarant proporcijas. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Užduotis. Klasėje mokosi 20 mokinių. 15% klasės mokinių dalyvaus bėgimų varžybose. Kiek klasės mokinių dalyvaus bėgimų varžybose? 20 mokinių, tai yra visus klasės mokinius, atitinka 100%. Klasės mokinius dalyvausiančius bėgimo varžybose pasižymime X ir tai atitinka 15%. Sudarome lygybę. Kiekvienoje pusėje apskaičiuojame, kiek mokinių atitinka 1%. 20 sutinka su 100, taip kaip X sutinka su 15. Tai yra lygybė proporcija. Toliau X reikšmę skaičiuojame remiantis pagrindinė proporcijų savybė. Tai yra, vidurinių narių sandauga yra lygi kraštutinių narių sandaugai arba atvirkščiai. Iš susidariusios lygties 100 padauginti iš X lygų 300 apskaičiuojame X reikšmę. Gauname atsakymą, jog varžybose dalyvaus 3 mokiniai. Užduotis. Vienoje knygų spintos lentynoje yra 36 knygos, o tai sudaro 40% visų čia esančių knygų. Kiek knygų yra knygų spintoje? 36 knygos atitinka 40%. Nežinomas visas knygas esančias spintoje pasižymime X ir tai atitinka 100%. Kiekvienoje pusėje apskaičiuojame, kiek knygų atitinka 1%. X reikšmę skaičiuojame remiantis pagrindinę proporcijų savybę. Pagal susidariusią lygtį apskaičiavus gauname X lygų 90. Atsakymas spintoje yra 90. Užduotis. Reikia apskaičiuoti nežinomą proporcijos narį. Duotų skaičių santykį užrašome proporciją eilute. X reikšmę skaičiuojame remiantis pagrindinę proporcijų savybę. Apskaičiavus gauname X reikšmę 9. Ar teisinga reikšmė? Patikriname ją įstačius į duotas trupmenas. Ko mokys? Uždavinių sprendimas sudarant proporciją. Ką sužinojai? Kokia yra pagrindinė proporcijų savybė? Kuom remiantis apskaičiuojamas nežinomas proporcijos narys? Jei atsakei šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.